Sveiki visi, čia Jogos erdvė. Aš Vilma, šalia manęs vasariškas rojus. Šiandien darysim Vinyasos praktiką, skirtą išjudinti kūną, pabudinti energiją ir nuraminti protą. Išsitieskite savo kilimėlius ir prisijunkite prie mūsų. Šiandien pradėsime praktiką ant 4. Suraskite savo kelius po klubais, alkūnės po pečiais. Iš tikrųjų, gal praplėskime savo kelius ties kilimėlio šonais, suglauskime didžiosius kojų pirštus. Sėskime tarsi į vaiko pozą, pratempkime viršutinę kūno dalį ir pasikelkime ant 4. Su savo kvėpavimu keliaujame žemyn ir kylam aukštyn. Šonu dar kartelį. Ir sugrįžtam į centrą. Priartinkim kelius po klubais. Padėkime savo delnus šiek tiek toliau, kelsimės į žemyn žiūrinčios šons pozą. Užrieskime savo kojų pirštus ir pasikeliam. Galbūt išveskite savo šunį pasivaikščioti. Prispauskite vieną koją, kitą prie žemės. Įveskite savo kūną į judesį, tokio, kokio jums šiandien norisi. Galbūt pavizginkite uodegas. Super, rojus pagaliau rado ramybę. Žiūrime tiesiai tarp savo delnų, svyram su kūnu į priekį ir pristatom dešinę koją tarp delnų. Jeigu jūsų koja neprisistato, tiesiog padėkite su savo delnu jai atkeliauti. Šonu. Stojamės į antrąją kario pozą. Pasitikrinkite, kur jūsų kojų pirštukai. Dešinės kojos pirštai žiūri tiesiai, rankos pečių aukštyje. Jūsų nugara tiesi, tarsi koks medis. Suraskite savo kvėpavimą, paverskite savo priekinį delną į viršų ir keliaujam į atvirkštinį karį. Įkvepiam. Dešinė ranka leidžiasi, nusileidžia ant dešinės šlaunies, o kairė keliauja palei kairę ausį. Ištiestas šoninė kampas. Pajuskite vieną tiesią liniją nuo pat kulno iki rankų piršto. Super. Įkvepiam, padedam savo delnus ant žemės. Pristatom dešinę koją atgal, nuleidžiam kelius, pėdas ir keliaujam į šuniuko pozą. Padėkite savo dilbius ant žemės. Nuleiskite krūtinę. Leiskite savo atgauti kvėpavimą, atsipalaiduoti. Tiesi nugarą. Kvėpuojam ramiai. Mentės suglaustos. Įkvepiam, pasikeliam, lėtai prispaudžiam savo delnus prie kilimėlio. Užriečiam kojų pirštus ir stojamės į žemyn žiūrinčios šuns pozą. Jūsų keliai gali būti sulenkti. Joga nėra apie tobulumą, joga yra apie meilę savo kūnui. Žiūrim į priekį ir pristatom kairę koją sau tarp delnų. Jei iš vieno karto neišeina, padėkite sau. Didelis mostas ir atsiveriam į antrąją kario pozą. Likite čia, o aš atsisuksiu į jūsų pusę. Žiūrim į kairės rankos pirštus. Kelias sulenktas. Pasukam savo kairį delną į viršų ir keliaujam į atvirkštinį karį.
didelis mostas, padedam alkūnę ant šlaunies, ištiesą šoninių kampų pozą. Jeigu jūsų rankai nepatogu būti iškeltai taip į viršų, tiesiog padėkite ją ant juosmens. Šaunu. Mostas žemyn, padedam delnus ant žemės ir pristatom kairę koją atgal. Nuleidžiam kelius, savo dilbius ir keliaujam į šuniuko pozą. Lai mūsų degikaulis stiebiasi į dangų, nugara tiesi kaip lenta. Kvėpavimas ramus. Klausykite savo širdies plakimo. Rankų pirštai praplėsti, tvirtai prispausti prie žemės. Įkvepiam, pakeliam savo galvą, sugrąžinam delnus arčiau kūno, užiečiam kojų pirštus ir pėdinam savo delnais sau prie kojų. Galbūt liekam susilenkę ir lėtais slankstelis po slankstelio kelsimės į viršų, išjausdami visą nugarą, niekur neskubėdami, tarsi niekur neturėtume šiandien kur eiti. Keliausime į medžio pozą, bet pradžiai atsistokime tiesiai kaip kalnas į tadasaną. Pažiūrėkime į savo kojų pirštus, atraskime savo balansą, pasiūbuokime pirmyn, atgal. Pajuskime, kaip mūsų pėdos tvirtai spaudžiasi į žemę. Ir kai busite pasiruošę, sugrįžkite į centrą. Perkeliam visą svorį ant kairės kojos ir keliausime į savo jogos nuotykį. Galbūt jūsų medžio poza šiandien lieka su dešinės kojos pirštais padėtais ant žemės, rankos prie krūtinės arba ištiestos į dangų. Pasirinkite jūs. O jeigu norite, galite keliauti aukštyn koją. Šiandien aš liksiu čia. O kur liksite jūs? Įkvepiam ir lėtai su kontrolė nuleidžiam koją. Ir jeigu jūs praradote balansą, nieko tokio, sugrįžkite. Kartu keliausime toliau. Galbūt pasisiūbuojam, priekyje atgal, į vieną pusę, į kitą. Gal pasukinėjam kojas. Ir lėtai sugrįžtam į centrą su kontrolė. Atrandam savo stovėjimo balansą ir perkeliam visą svorį ant dešinės kojos. Mūsų jogos nuotykis, medžio poza. Galbūt prasideda čia, o gal keliauja aukštyn. Pasirinkite jūs, klausykite savo kūno ir keliaukite saugiai. Aš žinau, jūs tikrai galite. Super. Įkvepiam ir viską iškvepiam. Nuleidžiam koją. Išjudinam savo kojytes į vieną pusę, į kitą. Galbūt pakelnojam pirštukus, kulnus. Sukryžiuojam savo kojas ir lėtai sėdamės ant kilimėlio. Padėkite savo rankomis savo atsisėsti. Eisime atsigulti, pasisukite į siaurąjį kilimėlio kraštą. Sulenkite savo kelius, ištieskite savo rankas tvirtai į priekį. Rankos ir pečiai keliauja, kažkas jūs tempia. Aktyvuokite savo pilvo raumenis, užtraukite viską tarsi užtrauktuku ir leidžiamės žemyn.
Priglauskite abu kelius prie krūtinės, pasisiūbuojam į vieną pusę, į kitą, pamasažuojam savo kryžkaulį. Ir išsitęsiam į šavasaną. Kojos atpalaiduotos, pėdos atpalaiduotos, delnai žiūri į dangų. Leiskite savo kūnui sugerti visą praktiką. Giliai įkvepiam. Ir viską iškvepiam pro burną. Pajuskite, kaip prasitampia jūsų kūnas. Išsibūdino energija, kaip jinai dabar nevaržomai gali keliauti nuo pat pėdų iki pat viršugalvio. Kaip jūsų mintis išplaukė. O jeigu esant šavasanai, jos sugrįžta atgal. Tiesiog klausykite savo ramaus širdies plakimo arba kvėpavimo. Ir leiskite savo kūnui būti sunkiam. Natūraliai kvėpuokite. Ir jauskit visus kūno taškus pasidėjusios ant žemės. Galite likti užsimerkę arba ramiai atmerkite akis. Sudėkite rankas prie krūtinės ir padėkokite savo už šią dovaną, kurią ką tik savo padovanojote. Ir nuo mano širdies jūsų širdžiai tikiuosi jums praktika patiko ir susitiksime kitą kartą.